Sąmokslų naujienos. Drąsos kelias pareiškė, kad buvo pasikesinta į jų lyderę Neringą Venckienę. Esą, jei kartu važiuojant su Saulium Stoma, pastarojo mašinai nukrito ratas. Drąsiečiai sako, kad kažkas tyčia atsuko rato varžtus. Garantuoja, kad policija nieko neras. Nes bijo. Policijai užtenka drąsos tik šalia kelio pastovėti. Todėl tyrimo ėjimas į laidą – patvarinė substancija. Sveiki. Gyvenime taip jau būna. Gyveni, važiuoji, ieškai tiesos ir gauni galą. Laida patvarinė substancija atvirai sako, klanas yra ir jis nemiega. Lietuvoje yra baisiau negu pas Lukašenka. Ten tai tiesiog dingti be žinios. O čia bus pasikesinta į tavo gyvybę kaip reikalas. Taip jau nutiko Sauliui Stomui. Bet klano planas neišdegė. O dabar pakalbinsiu žmogų, kuris, aišku, ten nebuvo. Bet žino daug geriau už visus, kurie ten buvo. Garsiausios Lietuvos tetos teta. Teta iš Garliavos. Teta Audronė. Klausykit, jūs čia šokt atėjot ar ieško tiesos? Aš televizijoje viską darau. Aš išėminiau tiesiai iš šokių nepatvarinę substanciją. Mėly žiūrovai, įvyko pasikėsinimas iš karto į du daiktus. Į Stomos automobilį ir į Neringos gyvybę. Klanui nėra nieko švento? Mes tik dabar prakalbom, o pasikėsinimų netrūksta. Va, į drąsos kelią kėsinasi dažniau nei į Fidelį Castro. Va, štai kad ir į Stomą. Tai jau antras pasikėsinimas. Priešai atkaklus. Nesibijo. Kada buvo pirmas pasikėsinimas į Stomą? Kai atkišo jam, pakišo žaliakę. Senas gestapininkų metodas. Tačiau kur jūs čia įžvelgėte pasikėsinimą? O kiek Stomai metų? O kiek žaliakiai? O jau po pirmo orgazmo jam būtų neatlaikiusi širdis, subirėjusi prostata ir patemptos strėnos. Va, neišėjo taip, tai pabandė kitaip. Jau ką vyrai iš esmės mėgsta? Du dalykus – seksą ir mašinas. O kodėl nuriedėjo automobilio ratas? Ratai šypsogi nerieda. Buvo atsukti varžtai. Mes po to klausėm automobilininko Brunzos, ar tai pavojinga. Jis sakė, kad taip. Galima apgadinti pusašį. Kaip girdite, ekspertai iš Švedijos davė nenuginčijimą įrodymą. Pasikėsinimas buvo. Ar kiti drąsos kelnių nariai jaučiasi drąsiai? Jetau, ten ne mūsų taip lengvai neįbauginsi. Nors visi mes susidūrėm su pasikėsinimais. Atsukti atlaisvinti varžtai, atsuktos veržlės. Va, kunigas Varkala pastebėjo, kad jo sutanos siūlė praardyta. Taip. Klanas kala į klyną. Taisyklė paprasta. Muškis skaudžiausia vieta. Va, aš irgi pastebėjau. Va, kad ir mano kirpimo mašinėlė. Aš pasiimu ją ir staiga pastebiu, kad vienas varžtukas atsuktas. Taigi būčiau kirpusi ir ką nors nukirpusi per daug. Va, įsivaizduokite, kad kirpu aš kokio Garliavos bachūro vaiką ir ką nors jam nušmūlinu per daug. Taigi mane tą pačią akimirką prie kėdės būtų prikalę. Čiagi Garliava. Klanas visus juodus darbus dirba svetimomis rankomis. Va. O vakar pasikėsino į Vasiliauską. Va, įsivaizduoja, žmogus pavalgė, atsistojo ir tik tada pastebėjo, kad atrištas batų raištelis. O kas galėjo atsitikti? Jis būtų atsistojęs ant to raištelio, būtų nugriuvęs kur nors ant didelio akmenio susitrenkęs, ką nors nusilaužęs galvą, pavyzdžiui. Ne veltui sakoma, velnias slypi smulkmenose. Bet jiems neužteks batų raištelio, kad užsmaugtų tiesą. Dar viena auka buvo Stancikienė. O kas ją atsisuko? Jos praeitis prieš ją atsisuko. O mes juk žinom, kas visą tai varto. Batraiščius, varžtus, praeitį. Žinom. Kas, sakykite, ilgiau tylėti nebeįmanoma. Tylėti darosi pavojinga. Aš pasakysiu. Tai daro. Būtent.
Patvarinė substancija nebijo pasakyti. Visiškai atvirai. Tai daro jie. Jie ir į jūs pasikėsins. Oi, nebijokit, man jau nieko baisiau neįmanoma padaryti, negu kad aš savo pati pasidariau šokių projekte. Turim. Klausykit, o dabar, kai išjungia kameras, jūs man sakykite atvirai. O tai Tomai tą ratą tikrai atsuko? Oi, baigit. Pats atsisuko. Po to brunza dar jam darė velniuką senas kledaras, bet techninės apžiūros. Taigi, mumgi tik žinai, mumgi tik pareikal svarbiausia. Gangnam Style. O man, kai tik pašokti. Open Gangnam Style. Gangnam Style. Open Gangnam Style. Gangnam Style.